Labadiena, mėly futbolo sirgaliai, sveikiname su jumis iš Tauragės. Ir čia, Tėvynės stadione, grįžta Top Sport. Pirma lyga. Iš baudos aikštelės nesitraukia Kretingos Minija. Ieško progos smūgiuoti jį, randa šią progą ir virš vartų. Į vartus, na čia nebuvo labai gal stiprus smūgis, bet toks pozicinė ataka, smūgis į vartus, čia pat pavojinga situacija, o čia jau vėl grėsmė. 21-asis Mantas Pikčiūnas, o čia pavojingas išpuolis ir šansas tauragiškiams. Kokia galimybė, Simono Pauliaus 16 numerio, čia perdavimas į baudos aikštelę, ten vėl šansas. Vienas po kito, du epizodai einali. Nelabai. Pikčiūno puikus epizodas, kaip suklaidino varžovų vartininką ir gynybos liniją. Mantas Pikčiūnas atsidaro įvarčių sąskaitą Tauragės Tauras. Puikiai kirto į baudos aikštelę, netgi praktiškai į vartininko aikštelę. Mantas Pikčiūnas ir Mantas jos nurodymus. Gali pasiūsti tiksliai į tašką. Koks pavojingas perdavimas. Kas čia dabar įvyko? Arbitro Švilpukas ir 11 metrų. Ar įvartis? Taip, fiksuoja įvartį Irmantas Kapraškovas. Wow! Kokia kuriozinė situacija. Tiesiai po kampinio. Lyminvų pasižymė. Antrą kartą Tauragės Tauras muša įvartį. Pirma Lyminvų. Čia dar vienas pavojingas epizodas Pikčiūnas ir 3-0. Akise yra Kretingos Minijos gynyba ir jau triuškinama Kretingos Minija. Manto Pikčiūno dublis. 63 minutė. Į artimą į kampą. Laiko dar teks kaip jau palaukti. Klausimas, kiek dar savaičių truks tas taškų badas. Čia pavojinga situacija. Kokį šansą dabar turi, kas nori pasakyti komandos draugas iš Japonijos Gunji. Čia Jankausko tiesioginį skirti. Ir viskas, nutarė nebekankinti šių rungtynių dalyvių mačo arbitras. Tauragės Tauras triumfuoja 3-0.